čia baisu tas dalykas iš tikrųjų, nes kiek sakau, tiek avarijos, tiek gyvybių būna nusineša, tiek, aišku, jisai gal sėdamas nesupranta to. Tiesiog to daryti nesiūlyčiau nieko iš tikrųjų. Nes tiek iš savo praktikos kažkada buvau jaunas, tai buvo įvykęs tas dalykas, tai tikrai buvo skausmingas dalykas. Pats gali nukentėti ir aplinkiniai gali nukentėti. Aišku, gali pasisekti vieną kartą, antrą, bet trečią, ketvirtą kartą vis tiek kažkas nutiks. Tikimybė, kad ką nors patrenks, kur nors įvažiuos, ką nors padarys blogą. Kaip taisyklė dažniausiai būna, kad nuskriaudžia kitus, o patiem nieko neatsitinka. Čia taip būna dažniausiai. Kaip aš sakau, savo pasidarysi, tai pasidarysi, o tai padarai kitiem, tai čia yra, ir pats su to turi gyventi, tai čia yra dar blogiau. Tiesiog tokių dalykų vis nereikėtų daryti. Pats kvailiausias dalykas, ką gali daryti, sakykime, kad ten išgėręs bokalą ar du, kaip visi sako, čia po 2 bokalų nieko nėra, o būna visai. Visų pirma, jis turbūt savęs normaliai negali kontroliuoti ir jis gali pridaryti labai daug žalos visų pirma aplinkiniams, o visų antra savo. Jeigu nori, aišku, išlenkti tą bokalą alaus, tai kažkas ar su draugu, kuris vairuoja ir kuris negers, arba tiesiog atvažiuoti be mašinos, atvažiuoti su taksi ir tiek.